Gruodžio 16 diena. Generalinė tvarka. Iki kalėdų liko 9 dienos. Gruodžio 16 diena buvo numatyta visuotiniam tvarkymuisi Kalėdų miestelyje. Ši diena kiekvienų metų kalendoriuje būdavo apibraukiama raudonai ir pažymima žodžiu talka. Todėl mažieji miestelėnai skubėjo į generalinę apsivalymą nešini šluostomis, grandikliais, sniego valytuvais, kibirais, siurbliais ir šepetėliais. Generalinį jis vadinosi todėl, kad buvo pats didžiausias iš talkų per metus. Prieš pradėdami kasmetinius miestelio puošimo darbus, elfai sutartinai kruopščiai apšvarindavo visas pakampes, surengdami talką. O darbų miestelyje tikrai nestigo. Reikėjo rūpestingai nugramdyti verandos laiptų turėklus, nudaužyti nuo stogo nutysusius didžiulius varveklius, išblizginti dėmėtus langus, išskalbti pageltusias ar papilkėjusias dulkėtas užuolaidas, iššveisti grindis, išplauti gatvių šviestuvus, o kur dar kiti darbai - išvalyti židinių pelenus, iškuopti apanglėjusius kaminus, rogėmis nuvažiuoti į mišką ir privežti glėbius malkų, kad šilumos užtektų visiems metams. Žodžiu, darbas vijo darbą ir mažieji elfai sparčiai triūsė net suplūkę. Visos generalinės tvarkos vadu, kaip ir kiekvienais metais be jokios konkurencijos ir abejonės, tapo Bimolis. Tai buvo vienintelė diena metuose, kitiems ar vis galėjo pamiršti savo kasdienas pareigas ir tapti vadovu. Tačiau Bimoliui jo darbas taip patiko, kad net ir gruodžio 16-ąją niekam nematant jis būtinai sušluodavo nukritusią snaigę ar ne vietoje nukritusi žėrinti blizgutį. Išdidžiai žingsniuodamas ir tarsi komendantas valdingai mosikuodamas šluotą, Bimolis vaikščiojo gatvėmis, nepraėjo nė pro vieną triūsiantį elfą ir nuolat kažką nurodinėjo. Brūkšniu, žiūrėk, štai ten ant stiklo, dešinėje viršuje, kokią dėmę palikai. Teisingai, Lori, tik ant šio turėklo galiuko dar kabo vienas varveklis. Šaunuolė karamelė, tik 5 šviestuvas dešinėje gatvės pusėje dar liko nevalytas. O kas ten toks juodas, tarsi Karlsonas sėdi ant kalėdų senelio namo stogo. Tai tu, Lori, žaviai šyptelėjo Bimolis. Po darbų nepamiršk nusiprausti, pridūrė. Tai bevaikščiodamas Bimolis atsidūrė tiesiai prieš pagrindinį miestelio senį besmegenį. Elfas dar kartą gerai įsižiūrėjo į statinį. Oi, staiga susivokė elfas, nejaugi mes tau neįdavėme į ranką šluotos, nustebo. Koks tu vargšelis, elfui be galo pagailo tarytum nebaigto senio besmegenio. Bimolis buvo nusiteikęs įsprausti nuskriaustajam seniui besmegeniui į rankas saviškę šluotą, tačiau dar kartelį žvilgtelėjęs pastebėjo, kad ir kibiras ant senio galvos pasviręs, lyg besmegenis vakar kartu su elfais pats būtų dalyvavęs varžybose. Susiradęs kopėčias, visas įsitempęs kaip styga ir pasistiebęs ant pirštų galų šluotos kotų, Bimolis pastumėjo cinkuotą senio kibirą link galvos vidurio. Tuo metu kopėčios stovėdamos ant ledo slystelėjo. Bimolis griebėsi už atlošo, tuo tarpu jo brangioji šluota iškrito ant žemės. Atsitrenkus į skaidrų ledą lūžo pusiau. Aikčiodamas iš nusivylimo, Bimolis atsargiai nulipo žemyn, pasikėlė mieląją pagalbininkę, stipriai apkabino ir prisėdo ant šalto ledo. Kiek paliūdėjo ir tada jam į galvą toptelėjo mintis, kad šluoti sniegą galima ir su perpus trumpesniu šluotkočiu, tačiau kelis kartus stipriau brūkštelėjus, elfas pajuto aštrų tarsi varveklio dūris skausmo nugaros apačioje. Supratęs, kad sulūžusią šluotą darbuotis visgi nepavyks, Bimolis dar labiau nukabino nosį. Liūdėdamas ir sielvartaudamas sėdėjo kaip žemės pardavęs, nugarą atrėmęs į senį besmegenį, tarsi į likimo draugą. Kur buvęs, kur nebuvęs, akivaizdžiai dar nepamiršęs vakarykščių varžybų, staiga tarsi vėjas gatvelę praskriejo kalvetas. Mestelėjo skvarbų žvilgsnį į aikštę ir jo akys užkliuvo už liūdinčio draugo. Tada mikliai apsisuko atgal ir lyg greitoji pagalba nuskuodė padėti. Kasgi atsitiko, Bimoli? Ar miestelėnai tavęs neklauso? Rodos mums puikiai einasi, visi kaminai išvalyti, stiklai išblizginti, varvekliai nudaužyti, malkos suneštos, jau netiek daug ir beliko tos talkos. Tad ko sėdi nusiminęs? Tačiau Bimolis net akių nepakėlė, tik lėtai ranka iškėlė aukštyn lūžusio šluotkočio dalį. Įvertinęs situacijos svarbą ir draugo nelaimę, kalvetas minutėlę susimastė, žvilgtelėjo į viršų, tarsi danguje ieškotų atsakymo, tada į žemę, lyg jis būtų užrašytas ant sniego. Tada žvilgsnį nukreipė dešinėn, vėliau kairėn, tada dar kartelį į Bimolį, staiga kalvetas paliepė. Gana liūdėti, stokis Rime,
Mikliai pagriebęs draugą už rankos nusitempė jį į kroso dirbtuvėles. Aktyvųjį sportininką draugai rado jau apsitvarkiusi, baigusi dienos talką ir ant skersinio darantį 6. prisitraukimą. Sveikas gyvas, brolau, pasisveikino Kalvetas. Tuo tarpu Bimolis buvo taip paniręs į savo širdgėlą, kad aplinkui nieko nei matė, nei girdėjo. Tiesiog stovėjo akis įsmeigęs į tolį, giliai paskendęs savosiose mintise. Sveiki, sveiki, mikliai nušokęs nuo skersinio pasisveikino Krosas. Turime rimtą bėdą, paaiškino Kalvetas. Štai Bimolis baisiausiai susikrimtęs, nes generalinės talkos metu perpus lūžo jo ištikimoji pagalbininkė. Sakau, gal ką nors sugalvokime, net nebejoju, kad mudu rasime tinkamą išeitį. Palikę Bimolį sėdėti ant medinės kėdutės prie durų, mažieji garsiai tarėsi, kažko ieškojo, kūrė planą, vėl tarėsi, vėl ieškojo, taip užtruko visą valandą. Galiausiai išsišiepė iki ausų, atidengdami savo baltus dantukus, įteikė Bimoliui ypatingą dovaną. Pakėlęs liūdnas akis, elfas pamatė naujutėlaitę super turbo sportinę kiemsargio šluotą, kurios kotas buvo pagamintas iš nerūdijančio plieno lenktynininkų slidžių lazdos, papuoštos pieštomis snaigėmis. Ant jos puikavosi užrašas "Žaibiškas greitis". Naujoji šluota blizgėjo šviesoje ir buvo perrišta plačiu raudonu kaspinu. Neliūdėk, bičiuli, tarė ištikimieji draugai. Tikimės, kad tau patiks. Patiks? Man? Ar man patiks? Sugraudintas netikėtų įvykio šūktelėjo Bimolis. Tai geriausias man per šiuos metus nutikęs įvykis. Nekantrauju ją to jau pat išbandyti. Ir elfas mikliai išbėgo pro duris į gatvę. Kelis kartus perbraukė šviežiai užklotą sniego kilimėlį, elfas aiktelėjo iš nuostabos. Naujoji šluota visiškai atitiko savo pavadinimą ir su ja dirbti sekėsi 5 kartus greičiau nei su senaja. Dabar aš tikras žaibiškai greitas kiemsargis, juokėsi pasididžiuodamas ir aukštai nosį užrietęs Bimolis. Stipriai apkabinęs draugus, elfas prisiminė, kad šiandienis vadovauja generaliniai tvarkai ir Ristele nubėgo įvertinti, ar visi tinkamai atliko jiems priskirtus darbus. Likę dviese, Kalvetas su Krosu svarstė, kur panaudoti antrąją likusią slidžių lazdą. Ūmai prisiminė, kad aikštės viduryje stovi nuskriaustas senis besmegenis, plačiai ištiesęs tuščias snieguotas rankas. Padirbinę antrąją panašią šluotą mažieji iškilmingai apginklavo ją senį, pritvirtindami ją prie dešiniosios senio pirštinės. Na štai, atsiduso, dabar jis toks panašus į Bimolį ir pagaliau jam nieko nebetrūksta. Jei kas tą vakarą būtų iš aukštai pažvelgęs į Kalėdų miestą, būtų aiškiai pastebėjęs, kad pro išvalytus kaminėlius rūksta tirštesni dūmai. Pro išblizgintus langelius šviesos spindi ryškiau, o ir miestelis kvepia iš tolo, tik vis dar tiksliai neaišku, koks čia sklinda aromatas. Pala, pauostykime dar kartą. Viskas, bemat tapo aišku. Elfų miestelis iš labai toli jau kvepia kalėdomis.